Labas rytas. Štai ir išaušo antras mūsų rytas Maltoje. Šiandien iš San Giuliano mes žygiuosime pėsčiomis į Slimos miestą. Po to mes plauksime laivu, bet apie tai vėliau. Taigi, iš San Giuliano mes žygiuojame į Slimos miestą. Jau vakar buvau minėjęs, kad Maltoje yra daug prigludusių miestų. Kažkada buvo nedidelės gyvenvietės, kurios plėtėsi, augo ir galų gale priartėjo viena prie kitos. Tai dabar tokie miestai kaip San Giulianas, Lima, Taršinas, Griza, Marsa ir kiti yra taip susilieję, kad atrodo sudaro vieną miestą, o perėjus per gatvę gali atsidurti jau kitame mieste. Taip ir įvyko, eidami į San Giuliano mes atsidūrėme Slimoje, o šiame mieste gyvena gaidžiai. Ir nepagalvokit, kad aš gaidžiais vadinu vietinius žmonės, bet čia iš tikrųjų yra tikri gaidžiai ir vištos. Šalia tarp namų esančioje laukymėje yra daug krūmų, kur šie paukščiai laisvai veisiasi, o vietiniai žmonės juos maitina. O mes pereisime šią gatvę ir jau atsidursime Slimos mieste. Ir štai mes suradome Slimos prieplauką. Tai va, atvykome į Luzų kruizės prieplauką ir šitų laivelių plauksime apžiūrai aplink Valetą. Ir štai mes išvykome į Slimos prieplaukos. Šis apžvalginis kruizas truks 1,5 valandos. Šiuo metu mes artėjame prie istorinio Valetos miesto. Valeta tai yra Maltos sostinė. Vėliau mes dar plauksime į Marsamšeto uostą. Matysime įspūdingus uostus, istorinius įtvirtinimus, 3 garsiuosius miestus – Vitoriosą, Kaspikūą ir Senglea. Šie 2 uostai, kuriuos mes aplankysime, nėra pagrindiniai Maltos uostai, tai yra daugiau pramoginio pobūdžio uostai, nors čia apsilanko dideli kruiziniai laivai ir yra laivų statyklos bei remonto dirbtuvės. Šiuo metu jau esame didžiajame Valetos uoste, iš kurio gerai matosi senovinis istorinis Valetos miestas. O į Valetą mes vyksime tuoj pat, kai baigsime šį pasiplaukiojimą. Visi šie senieji Maltos istoriniai miestai yra miestai tvirtovės, todėl turi aukštas sienas, kad priešai sunku būtų įveikti. Maltos valstybė yra pačiame viduryje Viduržemio jūros, todėl priešo tikėtis galima buvo iš bet kurios pusės ir bet kuriuo metu ar paros laiku. Ir visada reikėjo būti pasiruošus. Šiuo metu praplaukėme San Telmo fortą Valetoje. Praplaukėme po San Telmo pėsčiųjų tiltų ir atsidūrėme Marsamšeto uoste. Čia vėl galėsime stebėti įspūdingus miestų įtvirtinimus, bastionus, prieplaukas, laivų remonto dirbtuves ir kitokias įdomybės.
Jau esu minėjęs, kad Maltos valstybė yra įsikūrusi salose viduryje Viduržemio jūros. Malta yra 80 km į pietus nuo Italijos, 284 km į rytus nuo Tuniso ir 333 km į šiaurę virš Libijos. Maltos valstybės plotas yra 316 kvadratinių kilometrų ir Maltoje gyvena virš 550 tūkstančių gyventojų. Todėl Malta yra viena iš tankiausiai apgyvendintų pasaulio šalių. Maltos valstybė susideda iš keleto salų, tačiau apgyvendintos yra iš jų tik 3. Didžiausia sala yra Malta, kurioje mes įsikūrę, ir yra Maltos sostinė Valeta. Antroji pagal dydį sala yra Gozo sala, o trečioji pagal dydį Komino sala, kurioje yra registruoti tik 3 gyventojai. Iš viso Maltos valstybė sudaro 8 salos. Ilgą laiką Malta buvo Jungtinės karalystės kolonija, tačiau 1964 metais Malta pasiekė nepriklausomybę ir nuo 2004 metų tapo ES nare. Maltoje yra 2 valstybinės kalbos, tai maltiečių ir anglų. 98% Maltos gyventojų yra Romos katalikai. Tai tiek trumpai jums papasakojau apie Maltą, o mes jau apsisukome ir grįžtame į Slimos prieplauką. Tai va, kruizas baigėsi, grįžtam atgalios ir važiuosim į Valetą. Gerai. Pabaigę pasiplaukėjimą laiveliu po Maltos uostus, mes sėdome į autobusą ir išvykome į Valetą. Nuo Slimos prieplaukos iki Valetos buvo tik 7 kilometrai, todėl mes neužilgo jau buvome Valetoje. Vos išlipę mes iš karto pastebėjome puikų Tritono fontaną, kuris padarytas iš akmens ir bronzos. Tai yra didžiausias ir pagrindinis Maltos fontanas. Apžiūrėję fontaną mes įžengėme į Valetos miestą. Kaip jau anksčiau minėjau, Valeta yra Maltos sostinė, jinai yra įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. Šis miestas yra nedidelis, jis užima tik 80 hektarų ir jame gyvena vos daugiau nei 6000 gyventojų. Valeta yra svarbus Maltos uostamiestis ir labai svarbus verslo, kultūros ir administracinis centras. Valeta, kaip ir dauguma kitų Maltos miestų, yra miestas tvirtovė. Miestas yra Maltos salos šiaurės rytinėme krante prie Viduržemio jūros uolėtoje vietovėje. Abipus uolų yra uostai, kuriuos mes aplankėme prieš atvažiuodami į čia. Orlauskas. Na, o dabar mes lankomės nedidelėme parke su sodais ir jūros vaizdais. Čia visada gausu turistų, nes atsiveria puikūs vaizdai. Dabar mes matome Masašmeto uostą, po kurį šiandien plaukiam laiveliu. Kitoje uosto pusėje matosi miestas tvirtovė Kalkara. Na, o mes toliau tęsime Valetos apžiūrą. Na, o miesto centre vyko BMX dviračių lenktynės. Tai tokios lenktynės, kuomet dviratininkai važiuoja stačiomis nuokalnėmis laiptais, kurių čia gausu, ir įveikinėja kitas miesto kliūtis. Miesto centrinėje gatvėje papuošta kalėdinė eglė,
ir matosi, kad miestas pasiruošia sutikti Kalėdas. Alučio matau. Šiuo metu mes einame pagrindinę Valetos gatve Tryk į Republiką. Ši gatvė tęsiasi išilgai per visą Valetos miestą. Lauko kavinėje prisėdome papietauti. Tai va, bet visko nei žingsnio. Labai geras alus. Graikiškų riešutų kevaluose padaryta įdomi. Ja. Centrinėje gatvėje gausu įvairių parduotuvių ir kitokių prekybos taškų. Daug suvenyrų parduotuvių, kur turistai, ten ir suvenyrai. Na, o čia centrinė miesto aikštė su istoriniais pastatais. Kai kur Valetoje matome gražius medinius balkonus. Tai yra prabanga, nes miškų Maltoje nėra ir medieną reikėdavo atsivežti iš kitų šalių laivais, o ne visi tą galėdavo. Vietom primena Dubrovniką, vietom dar kažką tai. Kažką primena, tik. Ja. Ir šiuo metu į Maltą beveik viskas atvežama laivais. Netgi geriamas vanduo, kurio čia nėra. Na štai mes jau perėjome išilgai visą Valetos miestą, dabar reikės galvoti, kaip grįžti atgal. Arkliuojam. Senais arkliais važiavau. Tai va, jau baigėsi mūsų šios dienos ekskursija. Grįšim dabar į San Giuliansą. Vėliau pavakarieniausime, dar pasivaikščiosime po naktinį Giuliansą ir lauksime kitos dienos. Taigi, iki ryt. Iki. Paliekamos taip Maltoje. Paskui atvažiuoja ir surenka viską. Labas rytas. Štai jau ir išaušo trečias mūsų rytas Maltoje. Po pietų mes išvykstame į Lietuvą, todėl laiko liko labai nedaug. Todėl mes nutarėme niekur toli nevykti, o apžiūrėti apylinkes. Tokį mažą puodelį. Vaje. Prie puodelio ir šokoladas. O, pirštas. Iš viršaus parodyk puodelį. Atsigėrėme kavos, pavaikštinėjome aplinkinėse gatvėse ir nutarėme nueiti prie jūros. O jūra čia visada šalia. Ir kiekvienoje įlankoje pilna stovinčių laivelių, mažesnių ir didesnių, ir net labai prabangių jachtų. Gerai? Tau ten vaikščia. Vėsų, vaidina. O pakrantės čia beveik visur labai uolėtos, todėl reikia eiti labai atsargiai, kad neįsisuktume kojų. Smagu sėdėti romantiškoje aplinkoje prie jūros ir stebėti, kaip jūros bangos skalauja korėtą vulkaninės kilmės pakrantę. Smagu sėdėti prie jūros, bet jau laikas grįžti į viešbutį ir ruoštis kelioniai.
Štai ir atvykome į tarptautinį Maltos oro uostą. Okay. Štai ir baigėsi mūsų viešnagė Maltoje. Ar patiko mums Malta? Tikrai taip. Ar norėtume čia pasilikti gyventi? Tikrai ne. O kodėl? Todėl, kad čia mažai erdvės, todėl, kad čia nėra miškų, upių, ežerų, žmonės gyvena labai susispaudę, miestuose labai siauri šaligatviai, siauri praėjimai, yra šiukšlių, užmiestyje viskas atitverta akmeninėmis tvoromis, suskirstyta. Na, bet čia labai geras klimatas ir labai malonūs žmonės. Štai mes jau leidžiamės į tarptautinį Vilniaus oro uostą. Ši kelionė į Maltą buvo paskutinė 2024 metų mūsų kelionė. Ir mes dėkojame jums visiems, kurie žiūrėjote mūsų filmukus ir keliavote kartu su mumis. Mes turime planuojamų kelionių ir 2025 metams, todėl tikime, kad žiūrėsite mus ir toliau. Ačiū ir iki.